renkiesi kamerą, neužtenka žiūrėti tik į megapikselus, yra dar 3 labai svarbus dalykai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį, o paskutinis pats svarbiausias. Pirmas tai sensorius ir diafragmos dydis. Kuo didesnis sensorius ir diafragma, tuo daugiau įsileidžia šviesos į vidų ir tuo matai detalesnį vaizdą nakties metu. Prisegu lentelę, kurią galite dabar sustabdyti ir pasižiūrėti, kaip atrodo pigi kamera, kaip atrodo vidutiniška ir premium klasės kamera. Pigi kamera rodys naktį tik tais juodai baltą vaizdą, o premium klasės kamera rodys spalvotą vaizdą nakties metu. Antras dalykas yra objektyvo kampas. Kuo plačiau jūs matote, tuo objektai bus mažesni ir kuo siauriau jūs matote, tuo objektai yra didesni. Žymimas F raidė milimetrais, tai yra F2.8 bus platesnis objektyvas negu F4. Tai tarkime, jeigu jūs norite matyti visą teritoriją labai plačiai ir prie vartų įskaityti numerius, tai žinokit, to nebus. Kamera mato arti ir plačiai, arba toli ir siaurai. Ir paskutinis pats svarbiausias dalykas tai yra analitika. Nes vagis gali užsidėti kažkokią kaukę, gaubtuvą ar kažką tai ir jūs tiesiog žiūrėsite, kaip jūs apvaginėja. Todėl turi veikti tokios analitikos kaip linijos kirtimas, žmonių aptikimas, mašinų aptikimas ir panašiai, kad jūs informuotų prieš įvykdomą nusikaltimą ir jūs galėtumėte veikti. Megapikseliai yra svarbu, bet be šitų 3 dalykų kamera verta yra tik tais dalies pinigų. Jeigu norite daugiau tokių apžvalgų, patarimų ir panašiai, pasekite mane ir iki kito video.